Mes kenčiam nuo savo minčių, nuo to, kad mes jomis patikim. Dabar yra mintys, kurios yra geros mintys. Tai reiškia, tos mintys skirtos uždavinio sprendimui. Pagaunat, mes sprendžiam kokį nors uždavinį, tai reikia tą daryti, nu nežinau, vat jūsų ten padangas sprogo. Jo, dėl to mintys, okei, reikia, nežinau, žiūrint, koks ten jūsų techninis sugebėjimas. Nes tu ateini, iš karto pradėjai galvoti, okei, ar yra pakeitinis ratas, kuris yra pakeitinis ratas, kur tas domkratas vadinamasis, kaip jį pakelti, atsukti, užsukti. Vat apie tai galvoti, pagaunat? Šitokios mintys padeda mums spręsti uždavinį. Dabar mintys. Visada taip vyksta su manim. Daro mus nelaimingu, jo? Kodėl dabar, kai aš važiuoju kažkur tai? Kodėl negalėjau sprogti po to, kai išgrįšiu? Kodėl dujos baigėsi? Kodėl nauja mašina ir sprogo padanga? Tai nereikėjo man pirkti šitų kinietiškų padangų. Arba, pagaunat, va šitos mintys mus daro nelaimingais. Mes negalim priimti paprasto fakto, kad tai įvyko. Vadinasi, dalis tų minčių, ir mes viską suvedam į vieną katilą ir visom mintim patikim. Tai reikia atskirti mintis, kurios padeda jums spręsti uždavinius. Tai reiškia konstruktyvios mintis. Ir mintis, kurios interpretuoja jūsų gyvenimą.